Klausom. O, labukas. Labas. Kaip laikaisi? Gerai. Aš tikiuosi, tau nesutrukdžiau tokį vėlyvą vakarą skambindamas. Ne, nesutrukdai, žiūriu savo serialą. Labai džiaugiuosi, labai džiaugiuosi. Na, kaip tu laikaisi? Aš, žinok, labai gerai pasilgęs tavęs, iš tikrųjų, paskambinau, tai paklausyti tavo balsą. Rimtai, tai dar ne Lietuvoje esi, ne? Ne, dar negrįžęs, žinok. Tai galvoju, kaip čia reikia pasukti, nu, žinai, vis tiek, nes vakaras liūdnas man. O kodėl? Na, kaip, kodėl? Tiesiog, šiandien iš tikrųjų buvo, žinai, sunki diena tokia. Pakankamai ir nežinau, iš tikrųjų, kam pasiguost, aš vakarienę suvalgiau, pavakarieniavau, žinai, ir galvojau, pasuksiu tau, gražuolę. Tai va, kaip tavo savaitgalis? Kas? Eik, tu savaitgalis pas mane nieko gera, katedrinę apsigyniau penktadienis. Ką padarei? Katedrinę apsigyniau. O, Ginta, tai tu šaunuolė, klausyk, tai tau be lauktuvių aš, manau, nesirodysiu tada. Nu, tai taip. Priklauso, ne? Jo, dabar niekas šiandien visą dieną nešiuliuosi, ieškojau dantistų normalių. Aš to galiu duoti pažįstamą. Ar rimtai? Mhm. Bet ką žinoma, man čia kaip skaitęs, kiek aš šiandien pasakiau, tai kaip operacija, man sakė, tik poliklinikui tai atliekama. O kas yra? Su dantinam kažkas? Ne, tas yra? protinis dantis, matai, pradėjo dygti, pradėjo tinti visą zandą. Ai, teisingai, nu jo. Na, dabar bijau kur nors be pasirodyt. Nu, kaip sakyt, tai tu gydykis, kol aš grįšiu, klausyk. O šitas, aš galvoju, kai grįšiu jau paskui, tai gal nueisim pasimatymą kokį, sakyčiau. Ką tu? Mama, su kuo čia dabar sėku, gal pasimečiu? Kokį tu pasimetėjai? Galiu paklausti, su kuo šneku? Tai aišku. Na. Paklausė, ar ne? Taip klausė. Su Skepmenu tu kalbi dabar. Nes aš Skepmenas. Tai va, Džiuginta Saulutė, tu kokio skambučio laukiai? Jokį. Nu tai va, matai, o gavai šiokį tokį. Negi blogai. Aišku, čia pokštas, taip. Manau, kad jo. Manau, kad jo, pokštas yra tame, kad aš iš tikrųjų grįžau į Lietuvą jau. Ir rytoj norėčiau su tavim pasimatyti. Aš vis tiek nesuprantu, su kuo aš šnekuosi. Nu kaip tau atrodo? Smailas? Taip, taigi kiek nesimatėm, nesigirdėjom. Matai, kad Blambas tavo vardą negi net bet pažįsta. Mano vardą ar mano balso? Tavo balso, atsiprašau. Nieko tokio. Aš čia po savaitgalio, rimtai žinok, aš po savaitgalio žiauriai užkimęs, nes mes šeštadienį turėjau vestuvės draugo. O, matai, kaip fainai. Taip, ir mes ten tokiam dvare šventėm, žinai, bet oras, kaip ir visada, pas mus, žinai, toks oras, tai lietus, tai dar didesnis lietus, tai va. Juokas juokais, žiūrėk, tai kai grįšiu, tai ką, kaip pasimatysim, aš manau? Jo, kada tu planuoji grįžti? Galvoju apie Liepos 11 kažkur tai. Liepos 11, ne? Jo. Ir aš Lietuvoj? Taip, Šiauliuose aš jau būsiu. Tai, žinai, nes 10 dieną aš ten nusileidžiu dar į Vilnių, ne, į Kauną ir tada atvarau iš karto į Šiaulius. Ir netgi, žinok, jau pasiėmiau, aš sunuomavau sodybą, netoli tenai, Pasvalio rajone. Toks buvęs bitynas, džiauriai labai faina sodyba. Atmosfera gera ir darysiu, žinai, baliuką, tai aš galvoju, matai, ir aš, kažkaip tai pripratęs vis tiek čia su pora, tai galvoju, gal tu galėtum būti mano pora tą vakarą. Ta vakarą tavo pora. Na, tą savaitgalį, žinai, tiesiog, ta prasme, kad vis tiek dviese būsim su tavim. Žinai, kaip dabar madinga yra, ta prasme, ne po vieną, kad eitų visi. Ai, bet mes apsimetinėsim, kiek suprantu, kad draugaujam ar kaip šiek linksmai leidžiam. Ne, tai aš nesakau, kad reikia kažką apsimetinėti, kad ten draugaujam ar nedraugaujam. Tiesiog, tu mani parankiai kipsi, kaip žinai, kaip... Ai, bet žinai, Blemba, tu kaip pasakė, Liepos į mėnesį tikrai būsiu, kitą mėnesį tikrai būsiu, o dėl Liepos man didelis klaustukas, o kas yra, kur tu išvažiuoji? Nes aš galvoju, gal pas draugai Dubliną varysiu iš karto baigus mokslus, nes man 18 apsiginims valstybinis ir po to... Birželio? Jo. Tai gerai, tai važiuok ir grįši iki paskui ant Liepos, Tikiuosi, ką pavyks grįžti, aš nežinau. Klausyk, tai žiūrėk, nes matai, realiai tai aš norėčiau, tu mane labai seksualiai trauki, žinai? Grubiai tai pasakius, klausyk.
Smailai, tu man niekada taip nesakydavai. Bet tai aš tiesiog supratau, kad man tu esi žiauriai reikalinga. Supranti? Man tiek čia yra vieniša, ar ne? Na, gal tik dabar tau tik taip. Na, bet aš, kodėl negaliu aš tau dabar paskambinti ir to pasakyti, tarkim? Tada, kai aš labai pasimečiau. Nu, ko tu pasiminti, aš tau nepatinku? Ne, bet tu kažkada sakė, aplamai visiškai ką kitką. Ne, bet tai matai, laikas keičiasi, žmonės keičiasi, norai, poreikiai, viskasgi keičiasi. Nesikeičia, nes mes kiek nesimatė metus, 2 jau, ne, man atrodo. Beveik. Nu, 2 metai, tai per tos 2 metus daug kas keičiasi ir žmonių požiūrį. Tai tu nori pasakyti, kad tu turi vaikiną dabar? Taip, aš turiu. Ko jis vardu yra? Kęstas. Aš jį pažįstu? Ne, nepažįsti. Aha. O kiek metų yra? 30. 30, ar ne? Taip. O kuo jis užsiema gyvenime? Kuo jis užsiema? Jis turi savo verslą. Bet tai tu nenorėtum pabandyti tiesiog, nu tarsi aš nesakau, kad žinai dabar čia jau kažką tai reikia pult stačia galva, žinai, tą visus tos reikalus, bet aš nemanau, kad jis tave tai patenkina gerai, kaip galėčiau patenkinti aš. Ir mes galėtumėm su taim bent jau, žinai, turėti šiaip tokių seksualinių kažkokių pasimatymų. Ką tu manai apie tai? Nežinau, kažkaip keistai man šneki, žinok, Smailai. Nu, aš to nepatinku, ar kas yra, tu man pasakyk, kas to čia keisto yra? Kas to šiandien yra, tu visiškai kitaip šnekėdavai su manim. Žinok, aš po savaitgalio toksai kažkoks pasimetęs. Aš sakau, kad tu pasimetęs. Jo. Kas to atsitika, tavo mergina palikė, tu su draugį išvažiavai. Nu tai kas, jinai dabar miega iš tikrųjų. Jinai miega, tu skambini man? Taip. Siaubingas Kas tau? aš, ne? Siaubingas. Siaubingas, ne, tiesiog, nu, aš pasilgau tave, supranti. Norėčiau pamatyti tave. Taigi mes draugai, Smailai, Na, tai kas čia dabar, tu nori pasakyti, kad jeigu mes tai mylėsimės, tai jau tada visos draugystės pasibaigs? Kodėl tu man tai siūlai, aš nesuprantu. O tu nenori to? Ne, nenoriu. Tave patenkina pakankamai tas 30 metis? Taip. Na, nežinau. Tarp kitko galėtumėm pabandyti 4, jeigu tu norėtum. Kodėl tu taip šneki, aš tiesiog nesupratau. Pyksti ant manęs dėl to? Taip. Tada parvešiu tau 2 lauktuvės, prašau, nepyk. Ne, man žmogus paskambino po 2 metų, žinai, laiką ir jis man siūlo kažkokių, na, taip, kad, vau, draugelė, aš tave pasilgau to, bet pasilgau, tai aš einam į lovą, aš tokiam stiliui, 2, 4, nu, atsiprašau, tu mane įžeidži iš tikrųjų. Nu, neišsižeisk, iš tikrųjų, žinok, nu kaip, aš tavęs realiai pasilgau, gal dėl to aš, supranti, aš iš tikrųjų šiek tiek pasikeičiau ir mano požiūris gal laisvesnis pasidarė apskritai gyvenime. Tai gal matyti, bet man tas nepatinka, aš galiu pasakyti. Nepatinka. Ant kiek būčiau laisva, bet nesu ant tiek dar laisva, kaip tu dabar pasakai, ką tik. Na, viskas su laiku, aš manau, žinai. Aš galėčiau tave pakeisti, labai tai yra paprasta, žinok. Nenoriu iš tikrųjų, aš jau noriu šeimos. Noriu, tai super, tai dar geriau tik tai. Dar tik tai geriau. Eik, tu savo, kaip fainai, tu čia sugalvoti. Tu jau nori vaikų, jūs jau bandot pastot gal? Dar nebandom, nes turiu pirmą baigti mokslus, po to suprasti, ko noriu siekti gyvenime, po to galiu. Aha. Tai kiek tu čia dar planuoji palaukti? Metus, 2. Ai, nu tai netaip jau ir daug, nes tu kaip nupasakai, tai man labai daug atrodė. Ne. O tu gal nori, aš tau atsiųsiu savo nuogų nuotraukas? Ne, nenoriu. Kodėl? Nu, todėl, kad nenoriu, kodėl aš turiu dabar matyti. Aš noriu, kad tu norėtum pamatyti mane nuogą. Nu, aš nenoriu. Atsiprašau, nenoriu. Blemba. Iš tikrųjų, tai žinok, turiu dar, tarp kitko, draugą čia šalia, ar ne? Ir aš, kai sakiau, minėjau, kad tampu laisvesnis, ar mano požiūris laisvesnis, tai nepaminėjau, kad išbandžiau ir vyrišką meilę, tarp kitko. Jūs tai, pasisveikink, čia mano draugė. Labas. Smailas iš tiesų apie tave labai daug pasakojo ir kai dabar mes žadam grįžti, tai aš norėčiau ir su tave irgi pamatyti. Ai, matai kaip? Jo, aš esu iš Kuršėnų. Seniau, žinai, gyvenau Kuršėnus ir atvykau čia prieš metus gerus ir sutikau Smailą. Tai mes susipažinom. Ir jisai
tikrai daug apie tave pasakoja. Aš nežinau, ar mes esame paprašyk, pažįstami. kad jinai palaiminimą mums duotų. Alio, Kokia palaiminė? tu gali mus palaimint, klausyk. Jumis? Taip. Kas, o paradystai, kas, ateini čiana. Labas! Radistai, ZIP-FM, radio stotis. Radio stotis ZIP-FM tave trukdo, kaip laikaisi? Nieka gera. Tai va, šaunių klausyk. dalykėlių prikalbėjai čia tiesioginiame eteryje, labai džiugu. Taip. Ačiū Kas tau. džiugu. Ačiū, kad apsikvailinau. Vieną žodį. O tai tu kažkaip pagalvoji, kad čia tavo kažkoks senas draugas, ar nesmailas? Ja. Nu va, matai kaip. Bet aš tikiuosi, tu labai nenusivyliai dėl to, kad čia ne jisai. Negražiai mane iš tikrųjų išdūrėt. Kodėl negražiai? Labai gražiai. Negražiai. O kaip būtų gražu, jeigu tu būtum supratus iš karto viską? Ir jeigu būtum pasirašius, tada būtų tikrai negražu. Klausyk, Vicka užregistravo tave. Kas užregistravo? Vicka, nežinau. Pažįsti, nepažįsti. Vicka, Vitukas. Ai, Vicka. Jo. Tas tai šaunuolis. Ir tai tu labai gerai pasirodėjai, vat nori šeimos, turi vyrą Taip, ir šauniai, panašiai. labai tikrai pasitinka. Nes šauniai per daug jau čia prišnekėjau. Ne, Siaubas. viskas labai gerai. Viskas yra labai gerai. Jeigu būtum sutikus su mano pasiūlymais, gal tai būtų per daug. O dabar tai Ai. viskas savo vietoje ir Jo. labai gražiai. Na kągi, tai Ai. gero vakaro tau ir Ačiū, kad išdūrėt labai. nėra už ką. Ate. Gerai, gerą vakarą jums. Ačiū. Iki. Ate. Iki.